Mes žinom, ką jie daro, ar ne? Žinau, kad Asta daro tinginį. Tai matau. O čia citrinas pjausto. Ir kas bus tada pas jos? Citrinų. Kas čia gali būti? Asta ir Kotryna gamina gaminiai, desertai, kur jau atitiks tikrai mūsų klientūrą. O Egidijus šiandien pakankamai rizikuoja. Citrina nėra iki pirkėjų. 20 metų aš gyvenu Lietuvoje, tai jau aš jau pripratau, kad Lietuvai tai jau mėgsta tą rūgštingumas. Bet jau pagaminti desertas viens iš citrinos, tai vėl didelį rizikos. Jisai jau šį kartą labai rizikuoja. Koks, Oksana, tavo desertas namuose yra? Mano? Na. Desertas? Ja. Nu, Be to naujo draugo. Kokio? Tai ką ten ištraukė kažkokią pistacijų masę, atnešė man pavostyti, sako, jūs galite net nesistengti. Tikrai. Tai mes tai viską savo rankom, čia laužom sausainius, darom, maišom, tripdinam sviesto. Stengiamės. Gramus matuojam, čia pistacijų masės iš indelio atnešė pavostyti, jūs galite nesistengti. Ten kažką tai varo jau ant mūsų pistacijų. Kaip? Kaip sakai? Ką sakai? Ant ko? Kai žmonės blogai jaučiasi, sulaužė gaidelį, užpylė šokoladą su sviestu ir tada galvoja, kaip čia... Kitus privers blogai jausti. Ja, aha. Net neabejoju, kad mūsų, bet tikrai labai tikiu, nes labai turtingo skonio kremas ir tiramisu mes darom pasirodo vienodai, aš net nežinodama, kaip darysim, tik tai aš niekada nebandžiau su pistacijų pasta daryti, kas suteikia dar didesnio ryškumo skoniui ir tas toksai kontrastas, kava, kakava, sausainiai, kremas žalios tos spalvos tikrai atrodo ypatingai. Kas yra geras tiramisu? Tau. Geras tiramisu, tai tikrai yra be pistacijų, Be nesąmonių. be nesąmonių. Dabar mes atsisveriam Cukrus. cukrų. 7,2 ar 3,7? Čia kuris? Pirmas ar antras? Antras. Man reikia dabar cukraus 3,29 gramų, nes aš ten įpėriau 8 daugiau. Kotryna, kiek kartų jau esate iš 8 laimėjus? Ką tokio laimėjus? Nu kaip, kiek kartų išrinko jūsų desertą? Vieną? Aš manau, kad žinių trūkumas, nes vis tiek aš kiek domėjausi, aš domiuosi ganėtinai siaurai šitą sritimį. Aš turėjau savo pamėgtus dalykus, turėjau būtent tortus, turėjau būtent dekorą. Pas mane ten valandas išžiūrėta, praskaityta apie dekorą, bet yra tam tikrų subtilybių. Nu, galų galia ta pati prancūziška konditerija, aš ją neužsiemu, aš jos neišmanau, o čia jos, pavyzdžiui, kiek daug mums reikia šitose laidose. Tai yra daug sričių, daug kampų ir aš tikrai juos ne visus žinau, o kai tu gauni išsilavinimą konditerijos, kulinarijos srityje, tu vis tiek daugiau mažiau pereini per visas bazės. Tai šito aš neturiu. Ona, aš nesuprantu, pažiūrėk į tą komandą. Ta prasme, kiek atsisuki ten, žvilgsniai pašaipus, žiūri, atrodo, bando nuklausyti kažką ir niekada nieko gero neišgirsi. Oksanos va išvis nesigirdi. Jūs koncentruojate. Daug darbo. Šaunuoliai. Pavyzdžiui, Egidijus dar iki šios akimirkos net neįsivaizduoju, ką gamina. Aš ragau ten tokią labai skanę rūgščią masę su laimu ir citrina, man atrodo. Pabandom Oksanų. Net seilė bėga. Kaip skaniai. Va taip, minkštimą. Galim net nupjauti, kad tikrai nepapaliutų žievelė. Va tokius visus. Baltus apipjaustum, Jo, kad tai liktų. Prašau, galit paragauti, ar galim tokį naudoti. Skanus ar ne? Labai didelį įspūdį padarė tai, jog pats šefas stengiasi naudoti labai natūralius ingredientus. Tarkime, jokių pakaitalų citrinų sulčių. Spaudėme patys, viskas patys rinkom, patys pjaustėm, patys viską dėliojame. Na, sudėtis, tiek kalorijos, tiek sudėtis, tiek aplamai visas tas patiekimas ir požiūris į gamybą, į tą natūralumą, į skonį yra wow.
Oi, mėly draugai. Atgaivinti. Davai. Labai skanu. Va, mes visi dalinamės, duodam vieni kitiem ragauti, ar ne iš Suvalkijos tu būsit. atėjus čia, žiūrėjai. Tai aš žiūrėjau ir galvojau, kad jūs Tu sakysit, dar mus... vaišinkis. Sakiau, tu komisijos narė, nei ką, tai tu gami. Tai, bet Kas tau yra? kas tau tu nepasakai? Aš žiūrėjau, bet jisai pasipiktinęs. Klausyk, tu man žiūrėk tavo pistacijos vylą. Ilona šiandien yra pasiutus varžovė ir iš pradžių tai man kėlė juoką, po to aš supratau, kad jinai nusiteikus labai karingai ir jinai vieną kartą į mus meta žvilgsnį ir ten meta repliką, sako, kad va čia tik tai tinginys. Kitą kartą jinai mums ten kažką dar pasakė ir aš supratau, kad jinai nusiteikus labai kovingai. Aišku, mano žinios prieš Ilono žinias, tai čia yra kaip diena ir naktis skiriasi. Ilona tikrai labai profesionali ir net gali patarti Kotrynai, ko aš, pavyzdžiui, Astai negaliu patarti, nors aš jai daviau vieną patarimą, kad galbūt reikėtų balto šokolado. Jinai nepaklausė. Norėčiau kažko saldaus. Iki šefai ne tik jūsų pamėgti patiekalai, tačiau ir tortai bei kepiniai. Sugrįžtame ten, kur saldi kova nė akimirkai nesustoja. Tu barstysim? Ne. Kodėl? Nenoriu iš tos atsakomybės Gerai. prisijimti. Aš, pavyzdžiui, negaliu nieko daryti, kai žiūri kažkas. O čia žiūri daug kas. O jeigu tu dabar man stovėtum ir žiūrėtum, sakytum, nu pavyks. Nu va, biškiu, tai žiūrėk, va iš ten. Ir man viskas, man žinok blokas, man užsiblokuoja. Tau taip pasinari. Jo, man be šansų, tipo, aš jau galvoju mintyse, kad, apskritai misiją ištraukti, šitą tinginį, pavyzdžiui, būtų neįmanoma. Sunkiai nusėmė maistinę plėvelę. Ir svarbu nepalikti nei jokio trupinėlio tos maistinės plėvelės. Atrodo, maistinė plėvelė lygų maistinė plėvelė, bet vat, yra skirtingų ir yra netaip gerai atlimpančių. Ana, kad susikaupus, net nekalba. Savo neva konkurentai. Šitą galiu irgi palikti. Mūsų stalas vaiština jūsų stalą. Labai patinka gaivus desertai. Tai yra būtent apie mane, nes pastaruoju metu pati pastebėjau, jog pradėjau būtent tokius rinktis, nes man gal kai kurie yra per riebus, nebetinkami mano, tarkim, poskoniui. Tikrai ne požiūriui, bet poskoniui. Tavo kaip rankos dreba. Aha, kodėl? Tu jaudinėsi? Ne. O kodėl dreba? Nuo įtampėlės. Konkrečiai. Tu mane laikyk. Opa. A, ko tu čia kvepuoji mum į nugarą? Kokių klausimų esat prieėjęs? Ne, tai pirmą turiu Kotrynos paklausti, ar mes galime pasimti šį gražų geltoną peilį mūsų komandos? Kol kas galite. Trumpam. Nėra nieko. Peilį nešate nuleidęs, neatstatęs į nugarą, o nuleidęs į žemę. Nieko nėra pastovesnio už laikinumą. Aš kažkaip galvoju, kad pasitikėjimas, drąsa, laisvė ir charizma. Pykim, nepykim, draugai, antsvorio bet charizma atsveria. Bet vat atrodo, toks ar ne, saldėsis, bet kiek laiko užtrunki ar ne gaminant jį? Oho. Tai yra neapsakomas jausmas iš tikrųjų, kad aš galiu sau leisti daryti tai, kai aš noriu. Tai yra vienintelis, turbūt didžiausias pliusas mano darbe, kad aš galiu daryti ne man. Kažkas pasako, ką aš turiu padaryti. Tai yra vienas didžiausių pliusų, kurį aš labai vertinu.
Nu, dabar aš varau. Tai už to apsuku. Gerai. Davai, dabar parodyk grožį. Tai taip varau. Jo, žemyn, per vidurį. Apsukai ir man susimaišė, nu. Per vidurį, jo. Super. Turbūt pirmiausia, mes visada valgom akimis. Tu gali padaryti skaniausią desertą, dirbti prie jo labai ilgai, bet jeigu tu jį ten sudėsi ir nebus jokio vaizdo, tai sunku bus įtikinti, kad tai tikrai labai skanu. Kažkaip pažiūrėjus, kad tai yra labai gražu, tik tada norisi paragauti. Jeigu jis atrodo pilka masė ten kokia nors, tai niekadagi nebūna intrigos, kas tenai yra. O kiek susikaupimo reikalaujantis. Čia, žinai, tas toksai, kas lengviausia, būna sunkiausia. Bet čia maloniausia. Net nekvepuojam abidvi, kaip čia stengiamės. Aš kaip visada sakau, tobulumas slypi paprastume. Tai man atrodo, kad mes labai taip taikomės būtent į tą viduriuką. Kova desertai be orkaitės baigėsi, tačiau kova dėl 10 000 eurų ir sutarties su iki tęsiasi. Kotryna, kaip jautiesi, ar esi patenkinta savo kūriniu? Labai patenkinta, džiaugiuosi. Tik tai labai gaila jį čia palikti, norėčiau su savim namo neštis. Labai kvepia iš to. Ir atrodo nuostabiai tikrai. Nes vien jau pistacijų kremas mes jį nešiojom po virtuvę, mano bendradarbė nešiojo, jisai šitaip kvepia, vien jau jisai ko yra vertas. Ir kai jisai atsiranda dar tokiam deserte, kurie aplamai, man atrodo, visi mėgsta tiramisu, kasgi nemėgsta tiramisu, tai man atrodo turėtų būti tobulas derinys. Labai didžiuojas, Kotryna, neįsivaizdavau, šalia ko reikės stovėti, bet tu esi šaunuolė. Aš labai tikiu, kad šį kartą šitas tiramisu išplėš pergalę. Negali kitaip būti, nes jisai yra tobulas. Egidijau, kaip šiandieną sekėsi tau? Puikiai, dar nesu per 2 valandas tokio sunkaus darbo nuveikęs, bet Oksana puikiai pagalbininkė, tai puikiai susitvarkėm. Tikiuosi, kad gerai, labai stengiausi. Kaip sekėsi Asta šiandieną tau? Mes šiandien ėjom pakankamai lengvu keliu, bet tokiu užtikrintu. Be galimybės pralaimėti? Be galimybės pralaimėti. Aš džiaugiuosi, kad nereikėjo gaminti kažko mega super turbo sunkaus. Aš supratau, kas yra tinginys jau iš labai senų laikų, tai man buvo viskas pažįstama, tik žinau, kaip dar jį galima patobulinti. Bet tas tobulinimas toks labai neįprastas ir suteikiantis tikrai tokio atskiro žavesio šiam desertui. Ir vėl sveikinuosi šiandieną iš iki parduotuvės. Ir šiandieną vėl su iki pirkėjais spręsime ir rinksime, kuris desertas yra pats skaniausias ir kuris konditeris yra vertas pirmos vietos. Šiandienos tema – desertai be orkaitės. Panašus į tinginį. Gerai, tinginys. Tinginį dažniausiai būna tokie čia sausainiukai minkštesni. Taip, sviesto, daugiau šokolado būna. Tai čia jie traškesni ir man tas patinka. A, daugiau sausainio patinka, supratau. Nu ir kaip tau šitas tinginys? Skanus? Dar valgytum? Gila. Biškis sausokas, norėtųsi daugiau. Reikėtų gal stiklinės pieno ar arbatos prie to. Aš jau iškart galiu pasakyti, kas laimės. Šitas? Tinginys? Aš nebandysiu tokių. Daug geriau, atgaiva tokia. Dvigubai ir trigubai geriau. Dvigubai su pusė. Tas skanus toks gaivus, lengvas. Su rūgštele toksai, ne? Su rūgštele, jom. Nu šitas geriau. Geriau biškelį. Man asmeniškai tai su citrina. Su citrina, ne? Kuris labiausiai patiko, tai aišku, tai citrina. Jaučiasi citrina. Aha. Ar valgytume tokį dar? Paragausim daugiau, pažiūrėsim, kam reikalas. Sutinku. Iš karto negali spręsti, ką kuri. Taip, čia teisingi žodžiai. Lengvas, tiramisu tokia biškė tarsi riebumo tikė. Riebiai lengvokas, ne? Jo. Neblogas. Šitas man labai saldus. Aha. Dėl tas pistacijų kremas toksai labai saldesnis nei riešutas.
Skanus. Jeigu jau tektų nuodėmę daryti, tai su Jau šituo. su šitu jau, ne? Nu, man tinka. A ne? Nu, va, su kavutė ir arbatėlė pats tas. Taigi, po nuožmios kovos turime šiandienos rezultatus. Kova tikrai buvo inirtinga ir apylygė, bet rezultatai jau čia. Paskutinio vieta atitenka Astai, 1 balas. Antroji vieta šiandien atitenka Gidijui, 3 balai. Ir šiandienos nugalėtoją sveikiname Kotryną, 5 balai. Paskutinis etapas prieš finalą. Man pavyks padėti pasimtą pergalę. Kas išdrys rizikuoti, Šį kartą nežaidžiau jokių žaidimų, gaminau iš širdies. o kas žais saugiai. Skonių įvairovė deranti tarpusavį garantuos pergalę. Iki šefų kovos. Desertai. Skonis, kaip sako, draugų neturi. Jau šį šeštadienį 17:30 per TV3. Norėčiau kažko saldaus. Iki šefai ne tik jūsų pamėgti patiekalai, tačiau ir tortai bei kepiniai.